Sveiki draugai, pakalbėsime atvirai, ką daryti, jeigu mes movo vejos robotui nerandam pirkti peiliukų, o peiliukas štai su tokia ovalia skyle. Dreamui šis video negalioja, nors peiliukas yra toks pat, tai galioja tik tais movai. Tai tęskim toliau. O visa esmė tokia, nepaisant, kad skylė yra su prailginimu, ovali, įprastai peiliukai būna su ovalia skyle, jūs galite drąsiai dėti peiliukus nuo kito vejos roboto. Šiuo atveju, kaip pavyzdį, mes paimsim DCK vejos roboto peiliuką, ilgis yra toks pat, skylė yra tokia pati. Šitas pailgas mechanizmas skirtas Dream vartotojui, nes ten yra ne varžtas po robotų laukia mūsų, o laukia greita jungtis. Dėl tos greitos jungties jūs bet kokio peiliuko dėti negalite. Tai padarom eksperimentą ir aš jums viską toj parodysiu. Movos peiliukas nuimtas, kaip matome yra ta skylė ovali, bet vis tiek kaip jauna peilis yra šio tokioje pozicijoje, nes vis tiek diskas besisukdamas peiliukus išmeta į lauką. Tai mes dabar uždėjome kitą peiliuką, kito gamintojo su žemesnė galva, bet galite rinktis ir tas galvos, kurios yra standartinės. Štai ir viskas. Taip kad jeigu jūs negavote movai peiliuko, nebijokite, išeitis tikrai yra. Tiek DCK, tiek ne DCK, tinka daug kas. Na, o jeigu turite daugiau klausimų, klausite, mielai mes jums atsakysime.